Ir turim tokį patį seniausią mūsų gydytoją, Albiną, kuris labai plačiai ir vaizdžiai papasakos. Einam pas jį. Prašau, ateisit po kairę durys bus, po to po dešinę, po to pro Morgeną praeisit, kur Zbignevas dirba, po to perėsit per keliuką tokį, ir ten bus miškas, po to dar 3 miškai, po to karalystės 3 ir po to ten surasit. Kągi jūs patartumėt Lietuvai, kaip apsisaugoti nuo gripo? Geriausiai nuo gripo apsisaugoti yra prisirinkti žolelių, jas 3 kartus išvirti, išdžiovinti, o po to atmišti ir tada išgerti myžalus. Ir tada jokio gripo nebebus. Girdėjom, kad tėvelis gydote ne tik šitą gripą, bet jau galite pagydyti ir tas lygas gydote ir rožę, ir karpas, gydote ir AIDS, kiek girdėjau. AIDS aš dar negydau ir nebegydysiu, nes skaitau, kad AIDS serga visi pidarastai, paleistuvės šliundros ir kaip natūrali atranka pagal Darwiną jie turi visi išmirti. Hai Hitler, o karpas, taip vadinamas baradavkės, tai aš jas mielai gydau. Pas mane atvažiuoja moterėlių tokių ir jaunos, ir senos, tai aš labai liaudiškai paprastai jas nukandu. Bet kadangi jau dantų neturiu, tai nugnybu su savo užpakaliu. Na kągi, tėveli, ką jūs galite patarti, kaip išlaikyti gerą sveikatą ir skaidų protą šitą visiems televizijos žiūrovams? Pirmiausia, reikia užsikirsti eketę ir sulaukti žiemos. Ir tada nuogam lysti į vandenį šaltą. Aš nežinau, kas tame yra gero, bet žmonės sako, kad tai labai sveika. Vėl trumpam grįžtame į priėmimo skyrių, kur vėl randame būdinčiosios gydytojos, tai gydytojas Bronius ir gydytojas Česlovas. Na ir kągi, ką jūs pagalėtumėte dabar trumpai papasakoti mums, kas čia įvyko per tą trumpą laiką šioje ligoninėje? Pacientų apstu yra darbas verda pas žmonį, štos 300 litų blemba. Dažnai žmonės šiais laikais, streso laikais, kapitalizmo perėjimo, suserga velniai žinau kuom. Aš net nežinau, mano kvalifikacija neleidžia šitą pasakyti. Ateina žmogus pas mumi. Toks inteligentas dažniausiai būna neblogai apsirangęs. Sako, daktarė, nežinau, kas yra. Vieną dieną kietai kakoju, kitą minkštai, pavargęs, visą laiką jaučiuosi miegu daug, arba iš vis nemiego. Tai ką, aš liepiu visus analizus padaryti. Padaro analizus, myžalai švarus, tie išmata irgi, kas tie, temperatūra savo vieto, biškiai aukščiau. Ką aš nežinau, sakau, po 0 gal naisiai tikrintis. Va taip aš skaitau. Aš tai skaitau, kad labai paprastai reikia. Pas mus čia buvo atvažiavusi tokių panelių, kaip sakant, jaunų, kur čia šitą mūsų ginekologiniam skyriui pasitikrinčiavo mūsų kaimelį, kur dabar... Česlavui išrašiau licenciją dar ginekologų. Šitą, kur 10 metų šitą mergaitę, čia, kur dabar gavo leidimą šitą ženyti su savo jaunikiu 16 metų. Tai iš kur tos priežastis? Pažiūrėkit per televizorių, ką rodo. Šitas, Volvais, šitie visi, šitas, tas kaip ten pirli. Kaip tu dar ištari šitą? Volvais, ne Volvais. Kur rodo, kur ten smagu, olėjo, beitas, žinai, tai va, parodysiu. Kur visą laiką rodavo čia, kur pila ir kraštelius nepraleidžia. Taigi sakau, 10 metų protė, kur tu čia dėdės? Anksčiau tai kaip būdavo? Tai šienų kažkokiu nors šamanom apsikapstydavo moterys anksčiau mūsų kaime. Tai va žmonės tvarkingą gyvenimo būdą vesdavo. O dabar žiūrėt, kur šitas bobas įlipa, kaip aš galiu važiam vaikui paaiškinti. Aš kaip gydytojas pareišku atsakingai. Aš apskritai, aš kaip gydytojas galiu atvirai ir kvalifikuotai atsakingai pareikšti. Tie užsienyje gaminami, tie vadinami individualūs higieniniai paketai moterims. Yra nustatyta mūsų ambulatorijoje, atlikti tyrimai yra, kad ten specialiai primaišoma medžiagos, kuri tuo metu, kai moteris prilipina šitą paketą prie kūno,
Prie kūno, prieš vienos pusės prie Tai va, kitos. parodyt galima, nu. Tai va, tai ten yra specialiai dėta medžiagos, kad iš kūno trauktų kraują. Kam to reikia? Tam, kad daugiau pirktų moterys. Tai moterys pagalvokit, kas yra geriau, kai mūsų prosenelės su samanom apsikamšydavo, ar su šitais užsieniniais, taip vadinamais paketais. Kągi, vėl atsidurėme pas Albiną, jo kabinete, kur gydytojas Albinas specializuojasi širdies ir urologinių ligų skyriuje. Tai prašome, leiskite pažiūrėti ir kaip pas jūs dirbama. Prašom, čia prisėskit. Kaip tik dabar turiu šunką. Ligonį. Успокойся. Я тебе камеру забью. Больной, успокоимся. Да, телевидение... Какое телевидение? Неподлежное, в лисицах, которые... Ну, спокойно. Что ligonis, kuris pas mumis skundžiasi širdies lyga. Ir kas paaiškėjo? Ligonį apžiūrint paaiškėjo, kad pasipilnos kišenės yra miltelių, kurie panašus į skalbimo miltelius arba dantims valyti. Bet iš tikrųjų yra baisus, reiškia, nuodas, amfetaminas. Ką tai reiškia? Ligonis mėgsta lankytis abejotinos reputacijos diskotekuose, šokti ir vartoti narkotikus. Вот ir visos problemos. Что у тебя еще болит, голубчик? Ну, позавчера был с этой шлюхой. Змеи привез мне эту Ольгу. Так не пошел в туалет. Ну, знаешь. Ольгу привез. Ой, браточек, не повезло. Ну, а что делать? Писать так хочется, а не могу. Больно. Так что, спазми там в дружке твоем, да? Ну, покажи, за ширму пойдем. Оператор ж не галим, а что не галим? Эй, уйди, клоун. Покажи. Ну. О, Что? красивый. Kaip sakant, daktarė Zbignevai, ar teko jums gydyti kokią nors lygą, kur, sakysime, tikrai buvo sudėtingas jūsų atvejis, bent jau tiek medicinos istorijoje, būtent šios ambulatorijos, prašom. Nu, ką aš galiu pasakyti? Aš, kad ir lavaninėje dirbu, kad mano pareigas ir ne pačios aukščiausios.